Vienas bus personažas, kitas bus jo rankos. Ką mes norime matyti? Kas tai per veikėjas? Imkime žmogų. Galėtų pašnekėti. Haris Poteris. Kas tam? Haris Poteris. Haris Poteris. Haris Poteris. Personažas. Paimkime, sugalvokime kokių nors profesijų žmogų. Filosofas. Kepėjas. Kepėjas su filosofinė pakraipa. Taigi toks jo vardas? Jonas. Kepėjas Jonas. Pašnekėkit truputėlį apie save, Jonai. Pristatykite publikai. Taigi, laba diena visiems, labas vakaras. Kaip jau žinote, aš esu Jonas, kepėjas ir man labai malonu, kad jūs šį vakarą atvykote su manim pakepti duonos. Nes pirmiausia, kai kokią duoną tu iškepsi, jeigu neturėsi tešlos. O tešlai mums reikia vandens, va ten iš to krano, ir miltų iš šito maišo. Miltus aš imu ekologiškus, turiu pusbrolį, kuris turi kietas rankas ir malūnininkas jis yra ir mala gerai tos, kaip sakant, girnas trina ir miltai yra tikrai ekologiški. Taigi, užmaišę tešlą, ją dedam į kubilą ir tada galim truputėlį palaiduoti, pagalvoti apie būsimas skrandžio linksmybės, nes duona gaunasi tikrai skani. Ir jinai raumenims, kaip sakant, į raumenis eina, o riebalų nuo jos nebūna. Raumenis būna tampus ir, kaip sakant, netgi nereikia vaikščioti į sporto klubą ir teptis visokiais anti-aliejais ir tepalais. Taigi, kartais tik tai sąnarius pradeda sukti. Jeigu per daug užminkai toj tešloj, tai vis tiek... Bet paskui išsimankštini, kai kepa jinai dar šiluma iššildo ir tada gali net muses vaikyti ir užsiiminėti visokiais indų šokiais, nes indų šokiai labai ramina. O kaip sakė filosofas, vienas žinomiausių Japonijos veikėjų, kad per skrandį mielas nebūsi. Reikia aukščiau galvoti, aukščiau apie smegenis ir viską daryti pastačius ausis. Aplink daug blogų žmonių ir priešų rietau kabina makaronus. Tai užsikemši ausis, užsikemši burną, užmerki akis ir, kaip sakant, nieko nematau, nieko negirdžiu ir trakti bido.